Taip. Krepšinis grįžta namo. Ar žinote, kurios grupės varžybos vyksta Alytuje? Ne, nežinau. O ar planuojate eiti ir stebėti rungtynes? Aš ne vietinis, ne iš Alytaus, atsiprašau, aš iš Kauno atvažiavęs, tai tik žinau, kad tenai jau pas mus aštuntfinaliai vyksta, aš tenai nusipirkęs turiu bilietą. Mėgstame krepšinį, Nes tai yra puiku. Ar turite mėgstamą žaidėją? Šiaip Kleiza patinka, aišku, ir Mačiulis patinka. Šiaip būtent tie, kurie su traumom. Jo, taip būtent. Manote, kad jaunimas tikrai įkvėps mūsų vyrus siekti tokios pačios pergalės? Pavyzdį parodys. Turbūt žinote, kiek kartų mes buvome tapę Europos čempionais. Tai 3 kartus, man atrodo, berods. 37, 9 atrodo ir 2003. Na kągi, išklausome dar mūsų poros miestiečių ir vieno kauniečio nuomonę berods. Na ir kaip žinote, vyksta daugybė akcijų Lietuvoje šiuo metu, viena iš jų varom už Lietuvą visi iki vieno ir ji, kaip žinia, visai neseniai praužė pro mūsų brangųjį Alytų, tai buvo sekmadienį ir 8 valandą kamuolys pasiekė Alytų ir visi norintys galėjo jį varyti per miestą. Ir galbūt jūs turite įspūdžių, galbūt jūs varėte kamuolį, tad galite su mumis pasidalinti savo mintimis, paskambinę tų pačių studijos telefonu 8315 77711. Na, o kol lauksime jūsų skambučių, galime papasakoti apie šią akciją plačiau. Taigi, tradicija tapęs tautiškos giesmės atlikimas, nebūtinai tik tai varom už Lietuvą, buvo skirtas Lietuvos krepšinio rinktiniai rudenį kovosinčiai dėl Europos čempionato apdovanojimų. Šią Liepos 6 vykstančią akciją prasidėjo unikalus renginys, turintis pasibaigti iškart 2 Gineso rekordais. Kamuolys bus varomas 8 savaitės per visą Lietuvą. Pasitikdamas čempionatą, jis keliaus per mūsų Lietuvos kaimus, miestus ir miestelius kaip tautos savimi tikėjimo ir pasididžiavimo ženklas. Planuojama, kad kiekviename mieste krepšinio kamuolio perdavimas taps vienu svarbiausių pasirengimo Europos čempionatui renginių. Perdavimas iš rankų į rankas jis sutelks visus šalies krepšinio sirgalius ir krepšiniui nebejingų žmonės. Apkeliavęs Lietuvą žmonių rankų ir jausmų sušildytas, kamuolys prieš pat čempionatą simboliškai bus perduotas Lietuvos jūrų krepšinio rinktinės žaidėjams. Planuojama, kad visos akcijos metu kamuolys aplankys per 60 miestelių, įvarys daugiau nei 5000 žmonių ir iš viso bus įveikta per 2500 kilometrų. Taip bus pasiektas ilgiausias krepšinio kamuolio varimo Gineso pasaulio rekordas. Na, o ši akcija pasibaigs prieš pat Europos čempionato pradžią, likus 2 dienoms iki jo, tai yra rugpjūčio 29 dieną. Baigsis Panevėžyje, kur grupės varžybas ir žais mūsų šalies rinktinė. Ta diena bus siekiamas dar vienas pasaulio rekordas. Vienu metu šešiuose čempionato miestuose, apie kuriuos mes sukalbėjom, bus mušinėjama net 60 krepšinio kamuolių. Planuojama, kad Vilniuje susirinkę 15 000, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje 10 000, Lietuvoje 5 000 žmonių driblinguos kamuolį 5 minutės. Prieš 2 metus Lenkijoje, kur vyko praeitas krepšinio čempionatas, vienu metu buvo driblinguojama 30 000 kamuolių. Na, o dabar rekordas, kaip minėjome, bus gerintas, bent jau bandoma tai daryti su 2 beveik daugiau kamuolių. Radio stotis FM 99. Artėja krepšinio čempionatas. Ar domitės krepšiniu? Jo. Ir gal planuojate dalyvauti rungtynėse Alytuje? Dar nežinau. O gal žinote, kuri grupė žais Alytuje? Portugalai gal atrodo. Užsieniečiai, vienu žodžiu. Ar žinote, kokios akcijos vyksta dabar Lietuvoje prieš krepšinio čempionatą? Na, parduotuvėse, kad bilietus galima įsigyti pigiau. Galbūt žinote, kiek kartų Lietuvos krepšinio rinktinė yra tapusi Europos krepšinio čempionatų nugalėtoja? Nemažai kartų. Spėkit. Žinokit, dabar viskas susakė, taip nepasakys. Bet jaunimas turėtų įkvėpti mūsų vyrus, pasirodyti neblogai. Man krepšinis patinka, nes gimęs aš Lietuvoje ir visą laiką mes stengiamės nugalėti iš tikrųjų. Nes kiek buvo nuo senų laikų, aš jau ne tos jaunų kartos, aš jau prieš 40 jau einu ir Žalgiris nuo tų laikų man buvo, net su ašarom žiūrėdavom krepšinį iš tikrųjų. O pats mėgstate žaisti? Kažkada tai pažaisdavau, dabar jau viskas kažkaip tai. Kars nuo karto tai baudų pamėtai, tai vėl ką. Taip. Krepšinis grįžta namo, Agnė ir Balys grįžta į eterį pas jūs klausytojai. Taigi, kaip žadėjome, dabar nukelsime jūs daugiau negu 70 metų atgal į 1937 metus, kai Lietuva pirmą kartą tapo Europos krepšinio čempionė. Taip, tai buvo antrosios žemyno vyrų krepšinio pirmenybės ir jos vyko Latvijoje. Jose buvo 8 valstybių rinktinės. Latviai gynė čempionų titulą, o mūsų rinktinę ruošė lietuvis iš JAV, Feliksas Kraučiūnas. Kartu jis buvo ir trenerių, ir žaidėjų.
Į Europos pirmenybės Lietuvos rinktinė važiavo be entuzijazmo, nes dar buvo likę prisiminimai apie itin skaudų pralaimėjimą mūsų broliams latviams. Kiti Lietuvos varžovai taip pat buvo stiprus. Grupės varžybose Lietuvos rinktinė nugalėjo Italiją, Estiją ir Egiptą, kuris tuo metu dar žaidė Europos krepšinio čempionate. Pusfinalėje įveikė Lenkiją, o šiose rungtynėse ypač pasižymėjo Pranas Talzūnas. Jis pelnė 21 tašką, kai visa lietuvių komanda surinko 31. Atrodo, kad tai buvo 37 metų Jonas Valančiūnas. Tai buvo pirmenybių rekordas, o pirmosius aukso medalius atnešė pergalė minimalių skirtumų prieš Italijos rinktinę rezultatu 24-23. Agnės minėtas Pranas Talzūnas neoficialiai buvo pripažintas geriausių pirmenybių žaidėjų. Į simbolinį penketuką taip pat pateko ir Feliksas Kraučiūnas. Kaip Lietuvos rinktinė artėjo prie Kauno, kiekvienas miestelis ją labai iškilmingai sutikdavo. Krepšininkai buvo pirmieji iš Lietuvos sportininkų per visą istoriją, kurie gavo valstybinius apdovanojimus. Taigi jau tada Lietuvai krepšinis reiškia išties daug. Ir dabar dar norėčiau pasakyti tiesiog, Agne, ar tu pastebėjai, kad štai tai vyko prieš 74 metus, ar ne? Taip. Tai vyko kur? Tai vyko Rygoje. Taip. Ir kas buvo prieš 2 dienas Rygoje? Prieš 2 dienas Rygoje mes vėl tapome čempionais, tik šį kartą pasaulio, ir tai iš tikrųjų yra beproto smagu, simboliška. Reikia tikėtis, kad šiemet nors ir neturėsime iš kur sutikti grįžtančių krepšininkų, tačiau vis dėlto švęsime pergalę. Tačiau, manau, dabar reikia trumpam sugrįžti į Alytų ir trumpas reportažas apie tai, kaip akcija Varom per Lietuvą vyko Alytuje. Akcija Varom už Lietuvą Vilniuje per miestus ir miestelius, o kai jaunieji Lietuvos krepšininkai skynė pergalės, alytiškiai varė kamuolį per miestą lydimi motociklų, keturračių griausmo ir senovinių automobilių palydos. Nuotaika buvo išties puiki. Ar smagu varyt kamuolį? Jo. Ar teko paliest? Jo, va šiandien prieš kelias minutės. Palietai? Jo. Ir ką tau tai reiškia? Labai didelį džiaugsmą, kad su tokio garsio kamuolį Lietuvoje, tokį garsų kamuolį Lietuvoje paliečiau. O tau patiko būti kartu su varomu kamuoliu? Taip. Patiko? Labai. O kodėl? Nežinau, tokia nuotaika gera, linksma, bet labai gerai varyti. Kai pirmą kartą, tai labai puikiai. Puikiai nuotaika, viskas puiku. Labai svarbu, kad kuo daugiau rankų jį paliestum. Ir mes atiduosim su tą energiją, kurią jūs visi į jį įkrausit Lietuvos rinktinį. Ir aš tikiuosi, kad jį pasieks pergalių. Tas kamuolys turi perimti viską, kad turit geriausią. Valio! Valio! Taigi akcijos kamuolys bus perduotas krepšinio rinktinės vyrams. O pati akcija baigsis tik rugpjūčio 29 dieną. Ta diena bus fiksuojamas dar vienas rekordas – kamuolio driblingavimas prie visų Europos krepšinio čempionato varžybų arenų, taigi ir Alytuje. Visai netrukus būkite kartu su radio stotimi FM99 ir jūs pirmieji sužinosite, kaip registruotis tam, kad galėtumėte dalyvauti masiškiausioje akcijoje ir laimėti krepšinio kamuolį. Prie mikrofono buvo Vida. Taigi mes varom už Lietuvą! Mes ir vėl grįžtame į eterį, tačiau šį kartą jau tam, kad pasakytumėm iki susiklausimo kitą savaitę, o kitą savaitę išgirsite prisiminimus apie 1939 metų Europos krepšinio čempionatą, kai mūsų rinktinė tapo nugalėtoje namuose. Taip pat išgirsite interviu su Alytaus savanorių koordinatoriumi Mantu Višniausku. Ir dar daug kitų dalykų. Tai be abejo viską su laiku laukime jūsų, kaip minėjome, nuo šiol kiekvieną antradienį nuo 3 popiet. O dabar pačiai pabaigai mes turime gana įdomų interviu su vienu iš mūsų miesto praeivių, kurį visai atsitiktinai sutikome sekmadienio popietę vaikštinėdami Alytaus gatvėse, ar ne, Agne? Taip, ir iš tikrųjų tai yra įdomu tai, kad ši nuomonė šio mūsų klausytojo, tikėkimės, kad klausytojo nuomonė yra kiek skirtinga nuo visų, kurias girdėjome iki šiol. Taigi, mes norime pasakyti jums ačiū, kad buvote šią valandą kartu su mumis ir... Iki kito antradienio. Iki. Ar domitės krepšiniu? Ne, baisiai neįdomu. Nors rungtynėse visai įdomu. Nueini į tribūną, ten reikia, tai pas reikia. O jūs sergate už kokią rinktinę? Už užsienio, už Lietuvos gal? O už visas, žinau, kurie laimi, tai aš
už to sergu. O žinote, kad artėja pas mus tokia viena šventė su krepšiniu susijusi? Taigi jo, autostradą pastatė šičia. Plačios gatvės, bet ar jūs manote, ar to reikia Alytui? Praeis čempionatas ir tos gatvės liks tuščios? Kaip tai tuščios? Mes turim kokias 3 mašinas, tai važinės pirmyn atgal. Šiaip tai laukiu to čempionato, atvažiuos visokių įdomių žmonių. Ir darbe gal bus daugiau žmonių, atlyginimas didesnis bus. Va, aš barmenas. Barmenas esi, taip. Atvažiuoja graikus ir gali, kroatus ir gali, tokios šalys tikrai su karštu charakteriu. Bus daug kraujo. Kils kainos ar ne pas juos bare? Aš nemanau, mes nesam labai kažkokie tai tokie žmonės. Tai nemanau, kad kils kainos, nes tai yra beprasmiškai, ypač tokia maža mieste. Sporto klubas.